yra galbūt gerai ir aplamai, o krepšinis, kuris yra, sakykime, neparemtas grinai deriniais. Tai aš manau, kad tai yra tokia kiekvieno žaidėjo ar to dalyvio saviraiškos priemonė, kad jis gali laisvai, jis nėra kaustomas kokiais deriniais ar judesiais. Ir aš manau, kad tai yra tokia, sakykime, galbūt svarbiausia, gal to 3x3 svarbiausias tikslas, tai yra būtent masiškumas. Tai yra labai lengva suburti komandą. Aš manyčiau, kad turbūt pati svarbiausia savybė bet kuriam gyvenime, tai turbūt yra tikėjimas savim, bet ką darai. Jeigu tu darai tai iš širdies ir jeigu iš tikrųjų tiki tuo, ką tu darai, tai aš manau, tada yra tikslas, reiškia, lengviau pasiekimas ir jį įmanoma pasiekti, nes jeigu tu abejoji savim, tai aš manau, kad pirmas svarbiausia geram krepšininkui būtų motyvuotam, kad jeigu jis turi savo tikslą, jis žino, ko nori, siekia ir aš manau, kad pasieks, nes Lietuvoje daug pavyzdžių yra, gerų pavyzdžių yra, iš tikrųjų žmonės gali pasiekti. Aišku, nenorėčiau pasakyti tai, kad talentas yra nebūtinas, bet reikia suprasti, kad vien tik tai talentų labai toli irgi negalima nueiti. Aš manyčiau, čia yra galbūt daug savybių, bet pirmas dalykas, aš manau, kad šita sėkmė yra galbūt todėl, kad krepšinis lietuviui tinka pagal natūrą, pagal charakterį ir galbūt yra ir kitos sporto šakos, bet vis tiek mes suprantame, kad lietuviai yra daugiau tokio komandinio žaidimo, reiškia, šalininkai ir gal Lietuvoje yra atskirų sporto šakų ir kituose gerų, bet vis tiek, pavyzdžiui, tokie Kenijoje labai geri bėgikai. Aš manyčiau, kad kiekvienas turnyras visada yra turbūt pagrindinis tikslas tam turnyrą nugalėti. Tai aš manau, kad visi, kurie registruosis, tai bent visi slaptai mintyse turės tokį tikslą laimėti. Ir aš manau, kad tas tikslas ir yra labai geras, kadangi visada norint gyvenime kažką daug pasiekti, reikia pradėti laimėti nuo mažų dalykų. Reiškia, aš visada skaitau, kad žmogus, kuris neišmoko laimėti mažų turnyrų, jam labai sunku bus laimėti ir didžiajam turnyrė arba savo gyvenimo turnyrė. Tai aš manau, kad tokie turnyrai ir bus turbūt pagrindinis ir yra pagrindinis tikslas, kad pradėtų formuoti žmogaus charakterį. Aš manyčiau, kad svarbiausia turbūt yra, kad gera pradžia tai yra labai svarbu ir aš manau, kad iš tikrųjų jūs esate šaunuoliai, kad ir aplamai sugalvojate tokią idėją. Ir man iš tikrųjų tai yra malonu ir pasveikinti jumis ir naudodamis tą progą aš ir noriu pasveikinti ir norėčiau jums palinkėti tos kantrybės, nes dažnai būna taip, kad mums jos ir pritrūksta. Mes daug gerų dalykų padarome ir paskui praėjus metams ar dviem mes paliekame likimo valiai ir lyg ir tai reiškiame pretensijas kažkam, bet dažnai būna tie žmonės, kurie reiškia, vieni yra žmonės, kurie labai gerai bėga 100 metrų, bet yra tie, kurie ilgesnės distancijas bėga ir tie, kurie bėga, daugiau galbūt ir padaro. Tai aš norėčiau turbūt jums ir palinkėti tos, sakykime, to užsispyrimo, tos tokios energijos, sakyčiau, galbūt net ir iš tikrųjų paties turnyro mintis tokia yra kilni, sakykime, socialiai reikalinga. Tai aš norėčiau, kad visi šitie komponentai išliktų, bet svarbiausia, kad jūs turbūt išlaikytumėte tą tradiciją ir kad praėjus kokį 10 metų, gal jūs vėl mane susirastumėte, paimtumėte interviu ir mes prisimintumėm tą pokalbį, kai sakytumėte, žiūrėt, jau 10 metų prabėgo, aišku, mes jau būsim pasikeitę, gyvenime būsim daug ką išbandę, galbūt turėsime savo kažkokią sėkmės istoriją, galėsime pasidalinti, kad būtų labai malonu girdėti, kad iš tikrųjų tas jūsų turnyras yra populiarus ir jis galbūt ne vien tik tai Klaipėdos krašte ar Lietuvoje ir aš manau, kad norėčiau jums ir palinkėti, nes Klaipėda iš tikrųjų tai yra šito regiono centras. Aš turiu menį ne tik tai Vilnių, bet aš turiu menį ir Lenkiją, ir Švediją, ir Daniją. Čia yra iš tikrųjų savotiškas centras ir aš manau, kad jeigu jūs sėkmingai darysite, tai tas turnyras iš tikrųjų taps tarptautinis, nes jūsų universitetas to reikalauja, kad jis taptų tarptautinis ir kad jis iš tikrųjų bus pavyzdys ir miestas iš tikrųjų galės didžiuotis, kad iš tikrųjų yra tokie vaikinai, kurie pradėjo gražiai ir kad miestas tai, sakykime, turbūt vadins tai vieną iš savo vizitinių kortelių praėjus kokiam 10 metų ar 15 metų. Čia renkasi geriausiai